Hello, sveiki kanalo žiūrovai. Ir šiandieną grįžtame prie gramatikos ir kalbame apie netiesioginius klausimus. Kas jie tokie, kaip juos sudarome ir kada juos naudojame. Nuo to, kada jie naudojami, galbūt ir pradėsiu. Kartais būna tokių situacijų, kai norime kažko tai paklausti, tačiau kalbame galbūt formalioje aplinkoje, galbūt su žmonėmis, kurių nepažįstame ir norime, kad tas mūsų klausimas būtų kiek mandagesnis. Lietuvių kalboje mes taip pat turime tokių situacijų, ar ne? Ir lietuvių kalboje yra šiek tiek paprasčiau, mes tiesiog naudojame ne žodį tu, bet jūs. Ar ne? Ir kartais prie paprasto klausimo, tarkim, ar tau patinka obuoliai, mes galime paklausti, norėčiau sužinoti, ar jums patinka obuoliai. Ne? Tai tokia frazė, toks klausimas yra daug mandagesnis. Lygiai taip pat ir anglų kalboje prie klausimų mes galime pridėti tokias kaip įžangėlės, ar ne? Tokias dalelytės, dalis, žodžius, kurie mūsų klausimą padarys kiek mandagesnį. Pavyzdžiui, could you tell me, ar galėtumėte man pasakyti? Do you know, ar jūs žinote? I would like to know, aš norėčiau sužinoti. I want to know, aš noriu sužinoti. Bet tas I would like to know, bet kuriuo atveju mandagesnis šiek tiek negu I want to know. I wonder, aš svarstau, aš mastau. Can I ask, ar galiu paklausti, lygiai taip pat galėtų būti could I ask, ar galėčiau paklausti. Ne? Tai panaudojus, vėlgi, tų frazių gali būti daugiau, čia yra tik kai kurie pavyzdžiai. Taigi, pridėjus šias frazes prie paprasto, įprasto mums klausimo, mes gaunam daug mandagesnį, netiesioginį klausimą. Pažiūrėkime į keletą pavyzdžių. Where do you work? Kur tu dirbi arba kur jūs dirbate? Can you tell me? Can you tell me where you work? Can you tell me where you work? Ar galite man pasakyti, kur jūs dirbate? Can you tell me where you work? Ir atkreipkite dėmesį, keičiasi, ar ne, mūsų tas pirminis klausimas. Apie tai dar pakalbėsime. Kitas pavyzdys. Is she at home? Ar ji yra namie? Is she at home? Ir do you know? Do you know if she's at home? Ar jūs žinote? Ar ji yra namie? Ar žinote, ar ji yra namie? Taigi, ką reikia žinoti? Pirmas dalykas, svarbiausias dalykas, kad tas mūsų pirminis klausimas, ar ne, tas pirmas pradinis klausimas, prie kurio mes pradžioje prilipdome tą įžangėlę, jisai tampa klausimo dalimi, bet jį reikia atkeisti iš klausimo formuluotės į paprastą sakinį. Kaip suprasti? Paprasčiau. Kai mes sudarome klausimą iš paprasto sakinio, ar ne, tarkim, paprastas sakinys būtų she is at home, tam, kad padarytume klausimą, mes sukeičiam she ir is vietomis, ar ne, ir gauname ne she is at home, bet is she at home. Ir klausimo sudarimas, jisai skiriasi priklausomai nuo kiekvieno laiko, ar ne, vienoks būtų sudarimas, tarkim, present simple laike. Jeigu turėtumėm ne žodį jis, galbūt reikėtų panaudoti do arba does. Jeigu kalbam apie past simple, tai turėtų būti pagalbinis žodelis did. Jeigu kalbame apie kantinės laikus, tai bus am, is, ar was, ar were, plus veiksmažodis swing, ar ne. Tai dabar šitas smulkmenas aš labai giliai neneriu. Čia yra kiekvieno gramatinio laiko subtilybė, tarkim, ar ne, arba taisyklė, kaip tas klausimas yra sudaromas, bet kai mes norime padaryti tokį netiesioginį klausimą, tai klausimo formuluotė patampa paprastu sakiniu. Ir vietoj is she at home, mes jau turime she is at home. Do you know if she is at home? Ne? Atkreipkite dėmesį. Kitas pavyzdys, tarkim, šiuo atveju, mes turim where do you live, kur tu gyveni, ir do yra naudojamas tam, kad sudaryti klausimą. Tai kai jau mes turime where do you live prilipdytą prie can you tell me where you live. Ar galėtumėt pasakyti, kur jūs gyvenate? Ir atkreipkite dėmesį, do mum yra nebereikalingas. Taigi, pirmas dalykas, kas yra svarbu, mes iš klausimo formuluotės pereiname į paprasto sakinio formuluotę. Dabar toliau, ką mes darysim su klausiamuoju žodžiu. Kaip matote šitam pavyzdyje, klausiamasis žodis lieka toks, koks ir buvęs. Taigi, jeigu mes turim tą pirminį klausimą su klausiamuoju žodžiu where, when, why,
what ir taip toliau su klausiamaisiais žodžiais, tie klausiamieji žodžiai lieka. Tačiau labai daug klausimų yra be klausiamųjų žodžių. Tokie klausimai yra sudaromi tiesiog priekyje turint pagalbinį žodelį, kuris į lietuvių kalbą yra išverčiamas ar. Nepriklausomai nuo to, koks tai yra laikas, ar ne, pavyzdžiui, does he play tennis, ar jis žaidžia tenisą. Jeigu mes turėtumėm past simple, did he play tennis, ar jisai žaidė tenisą, ar ne? Kalbam apie praeitį. Nesvarbu, koks pagalbinis žodis yra priekyje, lietuviškai tokie klausimai yra verčiami ar. Taigi, kai mes neturime klausiamojo žodžio, ką mes darome? Tokiu atveju mes naudojame žodelius if arba whether. Do you know if he plays tennis? Ar jūs žinote, ar jis žaidžia tenisą? Do you know whether he plays tennis? Ar jūs žinote, ar jis žaidžia tenisą? Tiek if, tiek whether visiškai yra naudojami vienodai. Tai labai natūralu, kad dėl rašymo ypatumų if yra daug dažniau naudojamas tik todėl, kad jis yra trumpesnis, paprasčiau rašomas ir tiesiog lengviau viskas. Vėlgi, atkreipkite dėmesį, does išnyko. Todėl, kad mes vietoj does he play tenis klausimo formuluotės ir does ten buvo atsiradęs tik todėl, kad mes sudarėme klausimą. Dabar jau pridėjus tą priekyje gabaliuką, mes turim if he plays tennis. Ar ne? Atsirado raidė prie žodelio play ir gaunam tokį atvirkštinį, ar ne, procesą. Jeigu mokėme sudaryti klausimus, pridėti pagalbinį, nuimti tą raidę, tai dabar yra atvirkštinis procesas ir mes turime if he plays tennis. Yra svarbu ir atkreipti dėmesį į tai, koksgi yra tas mūsų klausimas. Taigi, jeigu mes turime pradžią, kurią pridedame prie klausimo ir ji yra ne klausimo formuluotė, ar ne, pavyzdžiui, I wonder arba I'd like to know, tokiu atveju netiesioginio klausimo pabaigoje klaustuko nereikia. Tarkim, I'd like to know when it starts. Ne? Tačiau, jeigu pradžia yra kaip klausimo formuluotė, tarkim, do you know, could you tell me, can you tell me, pavyzdžiui, can you tell me when it starts, tokiu atveju klaustuko pabaigoje reikia ir klaustuką mes naudojame. Taigi tiek apie netiesioginius klausimus, labai tikiuosi, kad pasinaudosite mano patarimais, mano pavyzdžiais, ir galėsite mandagiau paklausti ir mandagiau pasakyti tai, ko norite. Jeigu neprenumeruojate dar mano kanalo, labai norėčiau paprašyti, kad spaustumėt subscribe. Stengiuosi daryti video apie anglų kalbą ir anglų kalbos mokymąsi kiekvieną savaitę. Jei video jums buvo naudingas, spauskite like mygtuką. Jie taip pat yra labai naudingi tam, kad ir kiti matytų daugiau šių mano video. O ačiū jums už žiūrėjimą ir susitiksime kitą kartą. Iki.